Nu ką, padarysim absus. Pirmas pratimas bus stosim į planką, paprastas plankas ant tiesių rankų, o per pusę pratimo nusileisim ant alkūnių ir pradedam 3, 2, 1. Let's go. Laikom. Kiekvienas pratimukas pas mus tęsis 50 sekundžių, na ir 10 sekundžių, kad pakeist, kad parodyčiau, kaip daryti sekantį. Tai pasisteng, kad užpakalis ne per aukštai būtų čia, ne? Kad taip, linija, ar ne, nuo pakaušio iki pėdų, kad kuo tiesesnė tokia linija būtų. Ir dabar eisim į apačią, dar 5 sekundės palaikysim ir nusileisim ant alkūnių. 3, 2, 1, ant alkūnių, laikom dar 20 sekundžių ir paskui bus sekantis. Mes apsiversim ir prisilaikysim rankom gale ir kojos išsities, susilenks taip į priekį. Ir 3, 2, 1. Ok, apsiverčiam, rankos gale ir viskas, tiesiog kelienai link krūtinės į priekį, ar ne? Sulenkiam, ištiesiam. 3, 2, 1, let's go. Ir truputį viršus irgi eina taip atgal, ar ne, kai išsitiesia kojos. Ir sulenkiam, ištiesiam. Sulenkiam, ištiesiam. Jo, buvau biškai iškritus iš visur, žiauriai susirgau. Ant kiek stresas iš tikrųjų paveikia mūsų tą imuninę sistemą, ne? Atrodo, valgau gerai, sportuoju, o moteriai iš viso sportas, pavyzdžiui, jeigu per daug ten su tais svoriais save kankinti, tai irgi skaitosi kaip ir stresas, kortizolis išsiskiria. Tai ir paskui irgi gali būti niuansai, ar ne, kažkokie sveikatai. Gerai, stop, liekam ten pat, gulamės ant nugaros, darysim dviratį, priešinga alkūnė, priešingas kelienas, ar ne, 3, 2, 1. Ir galva truputėlį aukščiau, ar ne, pakelta. Ir žinokit, dabar šitas dar toks sunkesnis, nežinau, aš tai atskirai absų jau seniai nedariau, man žiauriai sunku dabar iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų, šitas bus sunkesnis, o paskui tokį, truputėlį lengvesnį pratimuką padarysim, crunchus, irgi liksim ant nugaros, o dėl to streso tai irgi dar kai vaikai, dar iš tų darželių prisineša visko, ne, pas ką vaikai, žodžiu, sergi nenorėdamas. Gerai, dar kvepuojam, 15-10 sekundžių, kvepuojam, nepamirštam, pavyzdžiui, aš lankiau sportinius šokius. Gerai, tuoj papasakosiu. 3, 2, 1, liekam ten pat ir tiesiog rankom sieksim tarp kojų į viršų. Tarp kojų į viršų. 3, 2, 1. Ir toks crunchas gaunasi. Crunchas į priekį ir crunchas į viršų. Su tais sportiniais tai mums reikėdavo labai tą kvepavimą padalinti iš tikrųjų ir su kuo mažiau to oro ištempti, ne? Nes tie šokiai vis tiek, toks kardio, grynas kardio ir raumenis mes sutraukiam ir kardio, daug kardio ir reikia labai taip mokėti, dar reikia šypsotis ten, visą laiką šypsaisi, negalima ten per daug, reikia taip, kad viskas taip lengva, aš čia šoku, viskas gražiai ir lengvai gaunasi ir negali tu ten kvepuoti kaip šuo. Tai pas mane iš tikrųjų yra ta problema, kad aš per mažai kvepuoju darydama pratimus. Sekantis paskutinis mūsų pratimukas į plankę ir šoniniam padarysim, tai tiesiog tap, 3, 2, 1 ir tiesiog prisiliečiam prie žemės su vienu klubu, su kitu klubu. Visas kūnas toksai gan suimama, ne? Mums liko čia pusę minutėlės ir visa treniruotė bus padaryta. Tai padarom, jau pagalvok apie ką nors kitką, pagalvok, 30 sekundžių praeis ir viskas, ne? Paskui nepamirštam gert vandens, miegas aišku svarbu ir šiaip pasivaikščiot svarbu. O dar, jeigu ką, parašyk į komentarus, ką nors, labai malonu visada matyti kiekvieno komentarą, palaikink video, matysiu, kad įdomu, kad reikia toliau
daryti šitos video, kad reikalingi. Tai va, 5 sekundės ir 3, 2 ir 1. Viskas. Baigėsi mūsų workoutas. Nu gerai, tada gali, aišku, dar kokią nors, pasižiūrėk pas mane ten playlistę, gali dar kokią nors kardio ar raumenim treniruotę padaryti, o jeigu ne, galima tiesiog viso kūno prasitempimą. Ir viskas, tada susitiksim sekančiam, aš jau būsiu gal labiau dar pasveikus. Ate.